Tęsime savo laidą ir šiandieną bus išskirtinai praktinė tokia dalis mūsų laidos apie laivybą. Kaip matote, tempiu valtį, apie ją tuoj atitempęs prie ežero trumpai ir pakalbėsiu. Na ir iš tikrųjų šiandien labai bus daug įdomių eksperimentų. Į mano rankas papuolė Alumacraft aliumininė valtis 4,30 m, 1,40 m pločio ir 65 kg svorio. Kaip matot, be problemų vienas galiu atsitempti nuo sodybos prie ežeriuko be niekieno pagalbos. Tvirta iš aliuminio, nebijo jokių akmenų, kažkokių tai kitokių kliuvinių, kaip grubiai tariant išsireiškus, neužmušama. Tai yra vienas elementas iš mūsų šiandieninio testo. Alumacraft 4,30 ilgio, dar kartelį priminsiu, 1,40 m pločio ir 65 kg svorio. Mūsų testo dalyviai yra toliau. Motorguide elektrinis variklis 55 LBS. Dėsime ant šitos pakankamai tikrai ilgos valties, kur drąsiai gali trysia žvejoti ir pasižiūrėsime, kiek plaukia, kokiu greičiu, kaip valdosi su tokia valtim elektrinis variklis, su kurio galima bent kur plaukti, bent kokį ežerą, be jokių apribojimų, nereikalinga registracija. Dar kartelį noriu pabrėžti, tikrai pasižiūrėsime, ant kiek manevringai ir ant kiek greitai galima plaukti būtent su šitu varikliu. Toliau, elektrinis kitas variklis Torkido. Naujovė, kuris neturi papildomą akumuliatorius, kur akumuliatorius yra užmontuotas tiesiai ant šito variklio. Ir Torkido T1003 Travel. Ir jis yra tikrai galingas. Jeigu taip lyginti su benzininiu varikliu, tai kažkur 3 arklių jėgų netgi lygybės ženklą galima dėti tarp šio elektrinio variklio ir benzininio variklio. Toliau, mūsų rankose Tohatsu 5-tukas, benzininis variklis, paprasčiausias, kur irgi kabinsime ant šios valties ir pažiūrėsime, ar mes dviese su operatorium sugebėsime, taip vadinamai, išeiti į glysą su šita aliumininė valtim ir kokiu greičiu bus plaukiama. Ir vėlgi labai smalsu iš tikrųjų, nes su pripučiama guminė valtim PVC dviese su 5-tuku į taip vadinamą glysą išeiti neišeina. Pažiūrėsime, ar mums tai pavyks atlikti su aliumininė valtim. Na ir paskutinis mūsų testo dalyvis yra Tohatsu 9.8. Ir labai smalsu, aš maždaug žinau, kiek su 4 metrų PVC valtim, kokiu greičiu yra plaukiama, tai yra pasiekiama iki kažkur taip 24-28 km/h greitį, jeigu pavėjui plaukiant. Ir pažiūrėsime, kokiu greičiu galima plaukti su aliumininė, būtent Alumacrafto John Boat 430 valtele. Taip kad laiko negaištame, pirmin į eksperimentus. Na va, įsileidom variklį ir tuoj pasileisime į pirmą testą. Nebaisu iš tikrųjų, kad atsitrenks ar į lieptelį, ar prasidurs lieptelio kažkokią tai atsišakojusią lentą, ar į vinį. Ir tikrai labai puikiai pamaina yra PVC valčiai, plus yra galimos įvairiausios opcijos, čia pasidaryti įvairiausių sėdinių, prisistatyti dugnų ir taip toliau. Bet apie tai šiek tiek mes kalbėsime kitose laidose. Dabar susikoncentruojame labiau į šios valties
suderinamumą su tam tikrais varikliais. Na ir dabar plauksiu pavėjui, yra apie 2 metrai per sekundę. Štai yra telefonę nusistatęs esu, kad rodytų per kiek kilometrų per valandą greičiu kokiu plaukiu. Ir dabar jungiu pilną greitį ir žiūrime, kiek galima išvystyti su 55 LBS-u Motorguide elektrinių variklių greitį, būtent su 430 aliuminė valtim, kuris sveria 65 kg. Gauname pagreitį, jau 5 km per valandą greičiu, 6. Taip, kažkur tai 6 km per valandą greičiu galima plaukti dviese pavėjui su pakankamai didelė valtimi ir elektriniu varikliu. Aišku, sąnaudos akumuliatoriaus greitai plaukiant yra pakankamai nemažos, tačiau jeigu pasistatysite galingą, rimtą akumuliatorių geros kompanijos, tai visą dieną tikrai jums užteks 12 valandų žvejybos tikrai per akis ir netgi aš galvoju, kad 2 dienas su 130 ampervalandų akumuliatorium galima būtų drąsiai plaukioti ir žvejoti. Tuo pačiu noriu dar pašnekėti šiek tiek apie šitą Motorguidą, kad tai yra taupantis energiją ir už paprastą elektrinį variklį jisai 3 kart daugiau taupo energijos. Na, dabar sukuosi ir pabandysiu paplaukti prieš vėją. Kiek pasikeis slydimas valties ir greitis. Na, nukrito 1 km per valandą tik tais greitis, tai tikrai geras rezultatas ir plaukt 5-6 km per valandą greičiu su elektriniu varikliu, tai yra tikrai puikus rezultatas ir kelių kepurė tiek prieš aliumininę valtį, kuri puikiai slysta, tiek prieš Motorguide gaminį. Na, kitas mūsų dalyvis yra Torkido ir privalumas lengvas, 12 kg, užsidėti vienam nėra ką. Taigi, numeris 2, Torkido 1003. Bandom. Wow! Jaučiuosi kaip plaukdamas su benzininiu varikliu. Įspūdinga. Tikrai rimtas reikalas. 11 buvo pasiekta kilometrų per valandą greitis. Nu, tai tikrai rimta. Ir jaučiasi plaukimas, bangos kyla iš už manęs ir gale tikrai rimta yra toks kompaktiškas, nedidelis varikliukas, tačiau savyje raumens ir jėgos turi tikrai solidžiai. Atkreipkite dėmesį, tai tikrai yra ekologiškas, nereikalaujantis registracijos ir būtent žmonės turintys sodybas arba mėgstantis žvejoti dideliuose ežeruose, kaip pavyzdžiui Duse, Metelys arba kitose regioninėse parkuose, kur tikrai pakankamai dideli atstumai, gali atkreipti tikrai dėmesį į Torkido elektrinius variklius, kurie yra ne vien tik tais galingiausias iki 3 arklių jėgų lyginant su benzininiu, tačiau net yra iki 180 arklių jėgų, tačiau aišku, čia jau yra kosminės kainos, tačiau 5 arklio jėgos, 8 arklio jėgos, tai yra tikrai realu ir nereikalauja, dar noriu paminėti, nei valties, nei registracijos transporto vandens priemoniai, o plauksite lygiai taip pat kaip ir su benzininiu varikliu. Ir iš tikrųjų aš čia skrendu visa pilna jėga
plaukiant, tai būtent šitas variklis kaip gamintojas pateikia tokią charakteristiką iki 40, iki akademinės valandos pilnu jėgumu gali plaukti, tačiau yra galima įsigyti papildomai viršų sumontuojamą akumuliatorių, papildomai jį turėti valtyje ir 2 akumuliatoriai, lėta eiga tikrai pilnai užteks jums visą dieną, tiek greitai perplaukiant nuo vienos vietos iki kitos, tiek iš lėto velkiaujant arba šiaip paprasčiausiai plaukiant, žvejojant, džigaujant. Tikrai porą akumuliatorių per akis užteks, o jeigu lėta eiga ir nedidelis ežeriukas, tai ir vieno akumuliatorius tikrai pakankamai turėtų užtekti visai jūsų žvejybiniai dienai. Pavėjui plaukiant išvystėme 11 km/h greitį, o pabandysime prieš vėją. Čia vėjas šiek tiek aprimo į tą laiką, kol testavome motorgaidą, bet tai greitis praktiškai nekrenta. Plaukiant prieš vėją 10 km/h greitis, pavėjui 11. Čia praktiškai dabar vėjo aišku nėra, jeigu dar didesnis vėjas, tai pavėjui manau išvystyti iki 12-13 km/h greitį, tai yra tikrai labai daug. Taigi šiandieną pabandėme elektrinius variklius. Ir kaip matome, kad galvojome į vieną laidą sudėti tiek ir elektrinius, tiek ir benzininius šito testo rezultatus, tačiau kaip matau, kad čia labai stipriai išsiplėčiau, dėl to atskiriu. Taip kad mūsų šioje laidoje matysite ir matėte, kaip testavome Motorguide ir Torqeedo, o kitoje laidoje pamatysite, kaip testuosime Tohatsu 5 ir Tohatsu 9,8 arklių jėgų benzininius variklius. Šiandien tiek, susitiksime po savaitės, kaip visada, tuo pačiu metu. Sudie!